Spurgos spurgytės, didelės ir mažytės, traškios, su labai daug varškės. Iš recepte nurodytų produktų pagaminsi 11 vidutinio dydžio spurgų. Pirmiausia, išsiplakam 2 kiaušinius, supilam plakinį į varškę, suberiam cukrų, druską, įspaudžiam šiek tiek citrinos ir viską sutrinam iki vientisos masės. Tada sodą suberiam į miltus. Reikia gerai išmaišyti, kad tolygiai pasiskirstytų. Tada miltus suberiam į varškės ir kiaušinių plakinį. Ir viskas maišom, tada minkom, kad gautųsi vientisa masė. Ir tada reikia tešlą pasverti po 63 gramus. Gaunasi 11 štai tokio dydžio rutuliukų. Turėkit omeny, kad rutuliukai dar išsipūs ir šiek tiek padidės. Aliejaus nereikia įkaitinti labai daug, virkit pamažu, lėtai, kad spurgos būtų vidury gerai iškepę, nes jeigu labai įkaitinsit aliejų, spurgos vidus bus žalias. Išvirusi spurgas palaukiau, kol šiek tiek atvėso ir su kavamalė susimalusi cukrų, pabaršiau cukraus pudros. Tai štai tos stebuklingai minkštos spurgos jau paruoštos.